Apie čiją, gojį ir kinvą, kas čia per keisti pavadinimai ir kas yra per keisti maistai. Tai pavadinimai šitie yra originalūs, lietuviškai verčiami kitaip. Čija yra ispaninis šalavijas. Šalavijas mums įprasta, kad yra prieskonis, žolytė. Taip, čia yra sėklytės. Augalas gana didelis, daug sėklų turi, auga Anduose, Pietų ir Centrinėje Amerikoje. Dabar kodėl jisai čia toks garsus ir super maistas? Beje, būna juodos ir baltos, spalva didelės įtakos neturi. Pagrindiniam dviem savybėm, už kurias čija taip yra mėgstama, tai pirmoji savybė tai omega 3, turtingas šaltinis, daug omega 3 riebiųjų rūgščių. Augaluose, kaip žinia, tų riebiųjų rūgščių omega 3 nėra daug. Žinom, linų sėmenis, kanapės ir graikinius riešutus, bet ispanijos šalavijos sėklose ypač daug yra omega 3. Tai galim valgyti kaip omega 3 šaltinį. Bet kita savybė yra unikali tuo, kad čija sėklos pritraukia labai daug vandens. Jeigu mes jas užbarstysim ant salotų, tai jos nebus traškios. Jos iš karto pagaus drėgmę. Skonio specifinio jos neturi, tai irgi turbūt yra privalumas, nes tada nėra, kad kažkam skanu, kažkam ne. Bet ta savybė pritraukti vandenį yra patogi tuo, kad jeigu suvalgom kažko su čija, skrandyje užima tūrį ir mažina apetitą. Tai dažniausiai jos yra naudojamos metant svorį arba bendrai ribojant apetitą. Ir į kepinius dedama, ir į padažus sumaišius su vandeniu, gaunami tokie kaip drebučiai, jie praktiškai yra be skonio ir tada juos galim dėti į patiekalą. Tai va čija tuo yra įdomi. Dabar toliau turim kinvą arba bolivinę balandą. Tai yra augalo vaisiai, ne grūdai, nors valgom juos kaip grūdus, virti maždaug kaip ryžius reikia ir ta funkcija yra panaši, galim valgyti kaip garnyrą. 15 minučių, 1 su 2 vandens, bet jos įdomu, kuo jos, kai išverda, tokios kaip traškios spiralytės išeina. Ir tas traškumas yra smagus. Jas galima valgyti ir vienas pagal maistinę sudėtį, kadangi yra baltymų daug. Ir bolivinės balandos dėl to labiausiai ir vertinamos, kad turi amino rūgščių visą kompleksą. Kaip žinom, grūdiniai neturi, ryžiuose tam tikrų amino rūgščių trūksta, o bolivinėse balandos yra visas amino rūgščių kompleksas, taip pat yra be glitimo žinoma, nes tai ir ne javai, ir žemas glikemijos indeksas, ir mineralų, vitaminų taip pat gausu. Dabar čia yra trispalvė kinva, visų 3 spalvų, gali būti balta, raudona, juoda. Truputį skiriasi skonis, traškumas didesnis tų spalvotų, baltos mažiau traškios. Dar valgoma kaip košė, dedama į batonėlius, į sausus pusryčius, bet turbūt dažniausiai yra į salotas. Taip kaip gaminamos, pavyzdžiui, kokios kuskuso salotos, tai taip išvertama kinva ir su daržovėm žaliom sumaišoma salotos. Pastebėta, kad labai skanu maišyti su kitom kruopom arba lęšiais, arba pupelėm, arba grikiais, arba ryžiais, tiesiog sumaišyti. Ir tada net sunku pasakyti, koks čia yra augalas. Ir trečia iš tų keistų pavadinimų goji, įprastas toks pavadinimas goji, lietuviškai dygliuotasis ožerškis arba kininis ožerškis. Laikas nuo laiko įvyksta žiaurios teorinės diskusijos, kuris tas ožerskis jau geras, o kuris blogas, bet yra pakankamai senos tos diskusijos ir daugybė tyrimų, kad ir vienas ir kitas yra panašiai vertingas. Šiuo atveju ne rūšis lemia, o kur auga augalas. Dėl to jis turėtų būti iš Kinijos arba Tibeto, gal iš Mongolijos. Bet tas, kuris auga mūsų platumose, tai jis tų savybių neturi, nes kaip ir prieskoniai, jiems reikia tam tikro dirvožemio, tam tikro klimato, aukštingumo, saulės aktyvumo, kad jie tas savybės įgautų. Ir goji uogos yra naudojamos nuo seno Kinijos medicinoje kaip
bendrai organizmą stiprinantis augalas. Šiais laikais tai vadinama, kad gausu antioksidantų, atskirų vitaminų ypatingai išskirti negalima, bet tas bendras, aišku, iš skonio galim jausti, kad yra C vitamino, yra A vitamino, tas morkiškumas toks truputį yra. Ir jas galima valgyti vienas, kuo puikiausia, arba dėti į kokius nors maistus ar desertus. Žinoma, visada geriau rinktis ekologišką, nes galų gale produktai keliauja iš toli. Rizika, kad juos kažkaip norėsis apdoroti, yra dar didesnė, nes šitie du iš Pietų Amerikos, čia iš Kinijos, tai yra gana egzotiški mūsų kraštam, bet jau gana prigiję maisto produktai.